Šitą įrašą turbūt norėjau padaryti kokį pusmetį. Tai kadangi pusmetį tai vis nepadarydavau. Tarsi patylė geriau, to nieko jau nesakyk, tiek ir įrašų ten ištrynė savo. Bet nedingsta iš galvos dalykai ir dabar jau žinau, pavyzdžiui, kad yra žmonių, kurie sugeba pradanginti dalykus savo galvose, tai nežinau kaip jie ten, bet paima į turi dalyką, paskui nebėra jo, jau neberasi pas žmogų. Tai va, bet aš taip negaliu ir jo. Tai kodėl jau dabar darau šitą įrašą, tai ten labai tas didelis skandalas atsirado viešojoje erdvėje. Sakau, didelis, nors iš tikrųjų tai labai įprastas tipo skandalas su vaikais ir su kunigais. Ten kas kelis metus čia vis toks atsiranda reguliariai ir pompuoja ten tada straipsnius visi, kol dar žmonėm emocijos dega. Man įdomiausia buvo komentaruose pamatyti, kaip žmonės visą tai ten išgyvena. Tai komentarai šiaip yra labai iškreiptas visuomenės vaizdas ir apskritai internetas yra labai iškreiptas vaizdas. Pavyzdžiui, kiek internete galima rasti labai sudaužytų minčių, ten visokio depresuoto turinio. Bet tie, kurie tiesiog gerai kaip nors gyvena, arba nelabai gerai, bet tiesiog gyvena, tai nelabai turi laiko tiem visiems internetam ir ten blaškytis. Pavyzdžiui, vaikus augina ir tiesiog galvoja, ką kitą dieną čia, pavyzdžiui, nuveiks. Ir čia rašydamas sugalvojau, kad jeigu rašyčiau, ką norėčiau, iš tiesų tai kas galvoja. Žodžiu, niekada prie minties nepreičiau, tai dabar kažkaip reikia žiauriai daug pykčio ten komentaruose ir savai aišku. Ir kodėl tie žmonės ant tos bažnyčios šitai pyksta ten komentaruose. Tai žodžiu, apie tą kunigų istoriją nedaug ten ir žiūrėjau. Nelabai ir man įdomu. Ir apie bažnyčios atsakymą ten nelabai žiūrėjau, kažką skaičiau, bet man atrodo nesuklysiu, sakydamas, kad esmė tokia, kad negalim teisti tų kunigų. Tiksliau, galim, bet nereikėtų teisti. Ir čia, kaip įprasta. Apskritai nieko nereikėtų teisti. Ir priešo, ir artimo, ir su visais šitais nusikaltimais, pavyzdžiui, irgi jų tūkstančiai per metus šiaip atsiranda. Tai statistiškai natūralu, kad kažkurie tie nusikaltimai ten kunigam paskui kliūna. Keistas aš, kad turiu vietą, kur traukiniai vis pravažiuoja. Bet tik čia aš jaučiuosi vienas ir ramiai galiu įrašinėti nors. Tai va, bet žmonės ne ant tų kunigų pyksta, o ant bažnyčios labiausiai. Gal tik porą komentarų ten mačiau, kur konkrečiai į žmogų konkrečiai būtų nukreiptas kažkoks pyktis. Bet bendrai tai žmonės pyksta ant sistemos, tarsi, kaip bažnyčia šitaip leidžia. Ir visų patirtys yra savaime suprantama, kad labai skirtingos, bet kas jas visas tas blogasias jungia, visas kitas patirtis, kurios dar netapo blogosiomis, pavyzdžiui. Tai aš labai čia neįdomiai taip pavadinsiu manipuliacija bendrai. Ir kodėl aš čia rašau, kad įrašą vadinu ten, kad tikėjimas yra būdas pabėgti iš santykio. Tai todėl, kad vietoj gražios idėjos į santykį ten su kažkokiu žmogum, į tą santykį su žmogum, yra ta idėja, kad į tą santykį pasikviestum Dievą ir tada kartu išeitum iš tos situacijos. Žiauriai sudėtingai kažką čia aš išradinėjau. Tai, nežinau, vienas vyras labai ten faniai parašė, kad bažnyčia verslas yra tarsi. Ir viskas labai ten daug tarsi pasakyta tuo, bet čia irgi tik viena kažkokia patirtis yra žmogus. Tai aš irgi čia vieną labai siaurą kažkokį tai dalyką bandau apibūdinti. Labai visai būna, bet kas gal iš tikrųjų bendro tarp visų patirčių yra, tai yra kažkokia labai didelė jėga, kurios mes nežinom, nematom ir tada ją galima ir gąsdinti, ir manipuliuoti, ir naudotis. Ir Petersonas kažkada kažkur pasakė. Ir aš nei jo klausiau, nei jis man labai įdomus, bet tą mintį pasakė. Ir žinau, tokias kelias momentus, per kuriuos man jis gal visai patinka. Ir šiaip jis labai protingas. Ten tik tai, kaip aš galiu išsiplėsti. Ateistai prastai yra žmonės, kuriuos kažkada žiauriai sudaužė tie, kurie
prisistatė tikinčiais arba bažnyčios žmonėm arba taip toliau. Tais, kurie nešė idėjas, nuo kurių dabar natūraliai ateistai bėga ir nenori su jam turėti nieko bendro, nes tai primena labai žiaurias patirtis. Ir žiauri patirtis kitai žiauriai nelygų, kiekvienas savai patiria. Bet man žiauriai neramu pasidarė, kai aš neradau nei vieno tikinčio žmogaus, kuriam šita mintis kažką sakytų. Jie nesuvokė, ką gali reikšti, kad tikintis žmogus gali sužeisti taip žmogų, kad jis taptų ateistu. Ir dabar sumontavus šitą mintį ir ją perklausius, atėjo kita mintis, kad tikėjimas yra kokonas žmogui, kuriame labai saugu, kuriame viską gali realiai sukontroliuoti, kur viską žinai ir viskas nuspėjama, sakykime, ir kai kitas žmogus pradeda tai kvestionuoti, tada pasidaro labai baisu. Žodžiu, aš mėgstu taškytis su mintim ir tam sugalvoti, tai čia gali būti sunku kažkam nuoseklumą rasti. Bet aš, keistas žmogus. Tai žiauriai priprato krikščionys Dievą pasistatyti tarp savęs kaip sieną. Ir pisti iš ten. Aš nenoriu ten nieko su šitą situaciją bendro turėti, nežinau kaip ją spręsti, ten žmogus kažkokius klausimus kelia, kurių negaliu atsakyti. Ir Dievas viską žino, viską mato ir tuoj mane pamatys kažkokie motociklininkai turbūt, aš nenoriu būti pamatytas žmonių. Fuck shit. Pabėgom. Žodžiu, Dievas viską žino, viską mato, te padeda tau Dievas. Ir iškart čia noriu deklaruoti, kad nėra visa bažnyčia tokia, kokia aš čia ją laikau ir kad aš taip galvoju, tarsi ten yra ir žiauriai gerų žmonių, ir terapeutų, ir žiauriai daug uodų čia daugiau nei praeitoje vietoje. Ten ir gydytojų yra, ir Dievas yra, tik ten ne kažkur gamtoj, pavyzdžiui, arba debesyse. Nebandau šitų įrašų kvestionuoti tik katalikų tikėjimo. Bet ką noriu pasakyti, tai kad man žiauriai skauda, ant kiek šitas tikėjimas yra įrankis žudyti vienas kitą. Čia gerai pasakyti. Nežinau, kiek dar pats būčiau vargęs bažnyčios tose peklose, jeigu ne psichoterapija. Tai viena žiauriai faina tokia Britė sakė, kad užaugau mušama ir painiojama katalikų tikėjimu. Ir kuo toliau, tai aš tuo labiau myliu ir apkabinti noriu šitus žodžius. Labai nuo žmogaus priklauso, kaip jis ten kažką priima ir apskritai vaikystės neverbalinės patirtys aprašo, kaip žmogus tą patį tikėjimą irgi priims. Ir išgyvens, siaubas kiek čia vadų. Ir vienintelis bičas, dėl kurio dabar tarsi žinau, kad bažnyčia ne tiesiog yra melas, bet tiesiog serga žiauriai, tai yra toks Luisas, žodžiu, Clive'as Staplesas, kurio nelabai kas žinos turbūt. Iš čia, kas čia žiūrės. Bet jis ten kimarino su tokiu čiubu, kuris žiedų valdovą parašė. Ir dar jis vedė 60 ir paskui jo dama praktiškai iš karto mirė ten. Nelabai linksmas jo gyvenimas buvo, gal, bet knygose. Ir didžiosios skyrybos. Ant ko aš stoviu realiai. Jo didžiosios skyrybos. Yra dvasinis pasaulis. Ir dažnai jį galima visai ignoruoti, labai daug žmonių, kuriem net nereikia su juo susitikti su tuo pasauliu. Tai daugam jo ir nereikia, bet aš, pavyzdžiui, tikiu, nes negaliu įrodyti, kad žinau, tai dėl to tikiu, kad katalikybė yra vienintelis teisingas būdas turėti santykį su tuo pasauliu dvasiniu. Bet kaip tas pasaulis yra išnaudojamas tarp asmeniniuose santykiuose, yra tragiška. Parašiau. Gali šnekėtis su Dievu, ten apie žaibus, pavyzdžiui, arba nuvirtusius medžius ten ant tavo mašinos, bet negali šnekėtis su Dievu apie, kad kažkoks žmogus man kažką padarė, arba kažkokie santykiai sugriuvo. Ne Dievas ir ne kažkokios ten neaiškios arba neįvardyjamos priežastys ten kažką padarė,
bet konkretus žmogus su konkrečiais motyvais, jausmais, norais, emocijom ir kažkokiom problemom. Ir gal nieko iš to žmogaus negali sužinoti, bet gal tas žmogus iš vis nesąmoningas arba ten iš vis tiesiog daužtas. Bet atsakymai iš oro, iš kažkur neteis. Ten. Ir emociniai pagalbai Dievas nėra absoliučiai tinkamas. Kaip patarimas yra žiauriai bukas. Nežinau, kiek turi save išgeslaitint, kad kažką ten pajustum. Ir aišku, kad visų patirtys yra skirtingos ir poreikiai skirtingi ir ko tu iš to Dievo ten tikiesi. Bet Dievas nei apsikabins, nei realiom ausim paklausys tavęs ir tikra burna irgi gali atsakyti tik žmogus. Ir čia kažkokios eilutės labai tiktų šokio nors švento rašto, bet šitą nesąmonę aš tikrai neužsimsiu. Ir man atrodo, kažkas mane nori nuvaryti nuo kelio. Ne, kažkur Dievas yra. Kažkur, bet kiekvienam žmogui. Ir pirmiausia pačiam manį. Noriu, kad pasakyčiau, kad ir tavy. Ir va šitas Dievas iš tiesų gali kažką šitam pasauly pakeisti. O ne suknistos maldos. Švelniau pasakysiu ir ten visokie savęs laužymai. Čia labai daug detalių galima prisigalvoti ir labai ištestai viską. Bet, žodžiu, pavyzdžiui, aš 2 metus sugebėjau melst vieno dalyko. Tai gal, pavyzdžiui, netinkamo dalyko prašiau, arba gal netaip kažkaip meldžiau, gal per mažai meldžiau iš viso, pavyzdžiui. Ir ten yra keli principai ir punktai, kurių šitoj vietoj tikėjimas žiauriai supanašėja su finansiniais kultais, kur ten sistema niekada nėra kalta, bet kaltas esi tu ir tu kažką negerai padarai. Tai aš nesakau, kad tikėjimas yra tiesiog būdas kažką gauti. Jau kažką gauti tikrai jau man nereikėjo. Turbūt be galo šitą temą kalbėčiau, bet pabaigai tokia mintis užraščiau. Tai užvakar turbūt aš išgirdau, tai blogį naikink tik jį sutikęs. Nelauk, kol išgirsi jo istoriją, nes kai suprasi, iš kur kyla jo skausmas, gali sudvejoti. Reikia čia jį žudyti ar nereikia. Ir tada gali visai lengvai pateisinti viską, ką tas blogis padarys. Ir čia kalba apie kažkokį nors drakoną, kokį nors, kad konkrečiau, ne apie kažkokį ten neapčiuopiamą blogį, ten civilizacijos dydžio ir kiekvienam žmogui sėdintį ten neblogį, kuriam į akis negali pažiūrėti. Čia labiau kalba apie žmogų, pavyzdžiui, apie labai konkrečius žmonės, bet kaip juos naikint, ką reiškia naikint. Tai kartais pasakyti tiesą į akis, kartais juos atitvert nuo civilizacijos, žodžiu, reikia veikti. Ir aš neperskaičiau ne vieno konkretaus veiksmo, noro veikti viso šitoj, pavyzdžiui, bažnyčios situacijai, kuri čia dabar įvyko. Žodžiu, žiauriai apgailėtinai yra. Toks burtažodžių pasaulis, ypač ką aš ten iš psichoterapijos, ko aš dar nesu įsidėjęs savo, į gyvybę savo, ką aš ten sužinojęs, tai apsiversk, griūk, negyvas, kokie dar žodžiai ten yra. Ir ar galima kažką išgydyti ir pataisyti, tai yra labai vargiai žmogui, labai kažkokiam sulaužytam. Ir aš žinau kažkiek jau, ką reiškia pabandyti kažką atitaisyti, kas yra sulaužyta. Praktiškai neįmanomi dalykai. Ir aš tikrai nesu tiek ten pažeistas, kaip būna žmonės kartais sužaloti ir aš mačiau, kaip tai atrodo. Ir vienas dalykas čia su savim kažką daryti, bandyti žaisti, bet kitas dalykas dar kitam žmogui padaryti. Nieko tu negali kitam žmogui, net jeigu jis nori, ta prasme. Mes esam kaip krovininiai traukiniai nuo pat pirmų dienų ir važiuojam pilnu greičiu didesniu nei užaugę ten. Ir visą savo inerciją išnaudojam per pirmus metus. O paskui bandom su jie tvarkytis. Tai va, 2 variantai. Arba šitą įrašą kažkas normaliai pamatys ir labai daug įdomių komentarų gausiu, gal kokį nors piktų, ką čia nusišneku, arba nieks šitą įrašą nepamatys. Bet labai laužiu mašiną, kad padaryčiau šitą įrašą visokiais šūdkeliais čia važinėdamas. Tai va, ačiū už dėmesį ir susitiksim kur nors kitur.